Sveikas, bičiuli. Tikiuosi nusteikęs išmokti kažką naujo, o kad nepritrūktų motivacijos, nepamiršk spustelti dvigtuko subscribe bei varpelio. Taip ne tik prisidėsi prie kanalų kūrimo, bet ir nesiliks nuo kitų. Ačiū. Labutis. Šiandien pradėsiu nuo šiek tiek blogesnės naujienos ir nuliūdinsiu tuos, kurie nori iškart kibti mokslus, nes pirmiausia, manau, turim apstart patį basic. Tai yra brokerius, platformas, su kuo dirbsim, kad jau įsivažiavus niekam nekiltų papildomų klausimų. Kitai žodžiai sakant, šiandien truputėlį pataudysim. Taigi, manau, nieko nelaukia, galim pradėti. Ok, vienas iš svarbiausių dalykų besidomint prekybą tomis pačiamis kriptovaliutomis yra brokeris. Tad jį pasirinkti reikia labai atsargiai, nes pasaulyje yra N netikrų brokerių, kuriems tai rūpi jūsų pinigai. Pradžioje viskas bus lyg iš pasakos, o kai pradėsite užsiminėti realią prekybą rinkoje ir norėsite išsiimti savo uždirbtus pinigus, bus hasta la vista ir jūs to klausimų nieko nebegalėsite padaryti. Iš savo perspektyvos ir patirties labiausiai rekomenduočiau rinktis Bybit arba Binance platformas. Jos yra vienas iš patikimiausių ir labiausiai naudojamų pasaulyje. Juose susikurti paskyras nieko nekainuoja, tik svarbu turėti 18 metų, tai yra būti pilnamečiu. Jeigu jūs vis dar esate nepilnametis, tačiau jūs tikrai domina kriptovaliutų pasaulis, siūlau padiskutuoti šią temą su savo tėvais ar tai globėjais apie galimybę paskyrą atsidaryti jų vardu. Pats asmeniškai šiuo metu naudoju Bybit platformą, nes ji, bent jau man, yra daug paprastesnė. Pradžioje yra tekę dirbti ir su Binance, tačiau pabandęs Bybit prie Binance'o kažkaip nebegrįžau. Realiai pats elementariausias dalykas, kaip kuo greičiau susikurti paskyras Binance arba Bybit'e yra per Google. Einam į Google, vedam, sakykime, Binance. Pats pirmas websaitas, official website of Binance. Spaudžiu čia. Sign up with email or phone. Pasiemam, susikuriam, prisiregistruojam, viskas, ramu, turit savo paskyrą. Tik yra toksai vienas niuansas, kad Binance yra žymiai sunkiau autentifikuoti savo gyvenamoją vietą. Bybit yra šiek tiek lengviau ir tavo gyvenamosios vietos jie iškart neprašo, Binance jūs iškart su susidurs, tai turėkit tą omeny. Kadangi aš, kaip ir sakiau, labiau mėgstu Bybit, tai einam Bybit. Suvedat savo paštą, savo slaptažodį. Referral code, čia yra kaip invite kodas, manau niekam per daug nereikia aiškinti, kas tai ką reiškia. Tai realiai dėl referral code rekomenduoju pašnekėti su savo draugais, kurie irgi domisi kriptovaliutom. Ir jeigu jie turi savo paskyras Bybit'e, paprašykit, užklauskit jų pačių referral kodą. Ir su referral kodu tiek jūs, tiek jūsų draugas ar draugė, kurie naudojasi irgi Bybit, gaus kažkokią tai bonusą. Jeigu kažkas norės panaudoti mano referral kodą, visada prašom, mano referral kodas, invite linkas bus video description'e. Ok, kadangi kaip ir sakiau, kad pats esu labiau Bybit mėgėjas, tai čia yra pats pirmas skrynas, ką jūs pamatysite, kai jūs prisiregistruosite ir prisijungsit. Ir jeigu kam reikės kokios pagalbos, neišeis prisiregistruoti, rašykit komentaruose, pasitengsiu padėti, kaip tik išgalėsiu. Ir kalbant apie Bybit'ą, vienas iš įdomesnių dalykų šiuo momentu yra, kad Bybit'e neperseniausiai atsirado demo trading. Tai yra kažkas, realiai, wow. Ir pats šiaip gan seniai nebuvau įsijungęs Bybit'o, nes demo tradingui naudojau MetaTrader 4, bet manau, eigoje išbandysim ir Bybit'o demo tradingą ir galėsim aptarti savo nuomonės po to. Realiai, čia nelabai ir yra ką rodyti, nes jums patiems reikia viską paliesti, patiems prisiregistruoti ir patiems viską panaršyti, nes kad aš jums ir parodysiu, jūs iš karto neatsiminsit, tai bet jeigu turėsite kokių tai klausimų, sakau, visada klauskitės komentaruose, pasitengsiu padėti kiek tik išgalėsiu. Ir manau, per daug ties platformom neapsistojam ir važiuojam toliau. Gerai, brokerius aptariam, manau, laikas aptarti ir vieną iš pagrindinių platformų tradingui, kurie jau dėja, bet narystė kainuos. Bet patikėkit manim, jinai bus verta kiekvieno cento, jeigu tikrai dirbsit ir mokysitės. Tai TradingView.
Na ką, bičiuliai, per jūsų akis nepabijosiu pasakyti 8 pasaulio stebuklas, kas yra susijęs su prekyba rinkoje. Tai yra svetainė, platforma, kuri jums atsipirks kiekvienu centu. Aš jums tą prižadu. Einat į Google, vedat TradingView, šokat šitą page'ą, spaudžiat Get Started, 3 narysčių pasirinkimai, 3 free trailai, 30 dienų. Pasirenkat bet kokį free trailą, kad įsivažiuot su visu šitą programą. Įsivažiuojat, pasiemat narystę ir neįsigilit nie vieną dieną, kai ją turit. Jeigu labai rimtai žiūrit į prekybą rinkoje, šitas website'as is a must. Pačioj pradžioj tikrai sueis ir šitą narystę po 30 dienų free trailo. Aišku, vėliau reikės pasiupgrade'inti, bet viskas su laiku. Manau, apie TradingView padarysim dar žymiai pilnesnį vaizdo įrašą ateityje, nes jeigu dabar apie tai pradėsim diskutuoti, neįsiteksim nei 10, nei 15 minučių, nes čia yra tiesiog, jeigu taip galim pasakyti, dievo puslapis, kas yra susijęs su prekyba rinkoje. Ok, cool. Brokerį turim, apie TradingView žinot, o dabar šiek tiek pamastym. Viena didžiausių klaidų, ką daro naujokai pradėjo domėtis ne tik kriptovaliutomis, bet apskritai prekyba rinkoje, tai kiek man reikės pinigų pradžiai? Su kiek pradėti, kad būčiau pasyvus traderis? Ne. Kad pradėtumėte domėtis rinką, kad suprastumėte, kaip ji veikia, kokie veiksniai lemia jūs pakilimus ir nuosmukius, jums nereikia nieko investuoti. Įsikalkit šitą į galvą. Tas pats TradingView turi savo 30 dienų free trail. Jūs, consistent traderiu, netapsit per savaitę ir per mėnesį, jeigu pirmą kartą prisilietėt prie šito reikalo. Tapimas consistent traderiu reikalauja nuoseklaus darbo ne tik su indikatoriais, sistemomis ar panašiai, tačiau turit suprasti, kad jūs turit dirbti ir su savimi. Netgi sakyčiau, kai kurios jūsų asmeninės savybės yra svarbesnės už kai kurios indikatorius. Nes iškart galiu pasakyti, kad jeigu būsit godus, viską prarasit. Tradinge yra svarbu suprasti, kada savo pasakyti stop. Pats buvau godus ir patikėkit manim, iš patirties sakau, labai stipriai nukentėjau finansinę prasme. Bet mes visi darom klaidas. Argi ne? O mes čia ir esam tam, kad jūs nekartotumėt mūsų klaidų. Turim atrinktą informaciją, kuriam patys norim užfiksuoti ir su jumis pasidalinti. Kartu keliausim ir aš pažadu, kad nuversim kalnus. Tik duok Dieve, kad viskas eitųsi taip, kaip numatyta, ir aš jums galiu pažadėti, kad ne tik kripto, bet ir tų pačių akcijų bei foreksų pasaulyje mums taps antrais namais. Taip kad aukščiau nosį chebrytė. Mes dar tik pradedam. Ačiū, kad išklausėt. Tikiuosi išmokot kažko naujo. Kaip visad, dar neatsisveikinu. Dar susimatysim. Bičiuliai.